kokią žalą žmogui padarytų airsoftinis pusė džiaulio pistoletas. Nedidelė. Pusė džiaulio, biški peršti, kai kas su adatėlė būtų pasidūrė. Pusė džiaulio nėra daug ir net nepriklausomai nuo pačio ginklo dydžio. Žmonės pamato šitą, galvoja, kad jis grėsmingesnis. Bet jis irgi yra pusė džiaulio, tik kitoj formai ir elektrinis. Lygiai taip pat. Matot, yra šiek tiek paraudonavimo, čia yra keli iš seniau šūviai prieš kokias 5 minutės padaryti, bet ir tie nauji atsiradinėja, bet esmė ta, kad pusė džiaulio yra nedaug ir net vienas džiaulis ir 2 džiauliai yra tiek daug, nes šiaip savo airsoftas yra apribotas iki 2,5 džiaulio, tai yra galingumas, su kuriuo jūs realistiškai nesusižeisit, ypač jeigu žaisit pagal taisyklės ir tokius logiškus atstumus šaudimo naudosit, bet svarbiausia, airsofte yra saugot akis, nes kad ir čia pusė džiaulio ir kad ir tikrai nėra tragedijos gauti kelius šūvius, į akį net pusę džiaulio šūvio nenorėčiau gauti, nes nemanau, kad mano akiai tai patiktų. Airsoftas ir visi reikalingi priedai airsoftui, getbex.com. Airsoftą galima atsiųsti jums ir tiesiai į namus. Malonaus.